Man pats nuosavybės klausimas labai įdomus ir irgi galvoju apie tai reiks video padaryti, ką tu turi, turėdamas namą nuosavą ir ant nuosavos žemės. Ir ką tu turi, turėdamas butą. Tai įsigilinus į šitą temą, iš tikrųjų, turėdamas butą, tu iš tikrųjų nieko neturi. Tu turi tą kadastro popierėlį, kad va, tau priklauso tam tikra kubatūra, netgi ne kubatūra, o kvadratūra, tam tikra tokiam tai name. Bet tau net nepriklauso nešančios sienos to namo, tau nepriklauso instaliacija, tau nepriklauso ten komunikacijos visos, tau nepriklauso laiptinė, tau žemė po namų nepriklauso, tau nieks nepriklauso. Jeigu tas namas dingsta dėl vienu ar kitų priežasčių, tai viskas. Tu nuosavybės turi tą popieriuką, daugiau nieko. O jau kai tu turi žemę, jau čia kiti reikalai. Ir tą matėm, pasikeitus laikam, ten po Tarybų Sąjungos, kas susigrąžino turėtą žemę anksčiau. Ir jeigu tu turėjai butą kažkur ir to namo nebeliko, tai tu nieko nebegali susigrąžinti. O jeigu tu turėjai žemę, netgi jeigu namo nebeliko ant to žemės, vis tiek žemė tau priklauso. Tai va čia toks įdomus yra niuansas, kurį, būtų įdomu įsigilinti labiau. Ir netgi, sakyčiau, va dabar pavyzdžiai akivaizdus tokioje pietryčių valstybėje nuo mūsų, kur atėjo neramus laikai. Tai irgi žmonės, tie, kurie turėjo namus, tai yra viena situacija, bet tie, kurie turėjo butus ir tas butas dingo, jis sugriautas buvo, tai jie nebeturi nieko. Jie gali tikėtis tik pagalbos iš valstybės, bet ir viskas, daugiau nieko. Nuosavybės kaip po tokios pas jos nebėra. Ką jūs manot apie nuosavybės teisės butų savininkam? Kiek jos yra realios?